Kad atėjo ruduo, primena jurginai. Šių įvairiaspalvių gėlių galime aptikti tiek močiučių darželiuose, tiek botanikos soduose. O viena didžiausių šių gėlių kolekcijų – Marijampolės botanikos sode. Ruduo nesenstančia klasika vadinamų gėlių jurginų žydėjimo metas. Nuolat besiplečiantis Karažų kaime įsikūręs Marijampolės botanikos sodas didžiuojasi didžiausia Lietuvoje šių gėlių kolekcija. Joje apie 800 jurginų veislių. Tarp jų ir seniausia pasaulyje išlikusi. Šįmet vasarą jurginam buvo labai nepalanki. Buvo sausra, paskui užpuolė grambuoliai mūsų jurginus, bet mes pagrįstai manom, kad mūsų jurginų kolekcija yra didžiausia Lietuvoje. Na, o jurginai, kodėl jurginai tokie yra labai gera gėlė, iš tikrųjų, kad šito laiko, kai jau niekas nebežydi, pražysta jurginai. Ir jurginų iš tikrųjų yra tokia didžiulė spalvų gama, didžiulė žiedų įvairovė, aukščių įvairovė, lapų formų įvairovė, kad man čia atrodo tokia gėlė, kad kiekvienam žmogui patinka iš tikrųjų, nes blyškios spalvos, formos, grakščios, sunkios, čia kiekvienas randa visko, kas jam patinka. Šiuo metu botanikos sode akį džiugina įvairiaspalviai, įvairių formų gėlių žiedai. Jurginų gumbų marijampoliečiai mainų keliu parsisiuntė iš kitų botanikos sodų, kitus pirko Lenkijoje ir Latvijoje. Šiemet marijampoliečiai ir patys ėmėsi jurginų selekcijos. Ką pavyko sukurti, bus galima apžiūrėti kitais metais botanikos sode. Nuo senų laikų močiučių darželius užkariavusius jurginus buvo išstūmusios retesnės ir egzotiškesnės gėlės. Tačiau pastaraisiais metais jurginai ir vėl sugrįžo į madą. Tiesiog yra ištisi jurginų mylėtojų klanai. Ir, čia nelygu kokiose šalyse, iš tikrųjų labai populiari. Lietuvoje tai populiari, bet Latvija populiaresnė, Amerikoje labai populiari. Ten yra ištisos firmos užsiimančios selekciją, pardavimu. Vokietijoje labai populiari, Prancūzijoje populiari, Lenkijoje. Visose šalyse gal mažiau. Jurginas nėra iš tų augalų, kur, sakykime, kaip kokį runkelį patrešė daug salietros pribarstė ir jisai, tad apie jisai gražiai augs, bet žiemą supus. Mums svarbu išlaikyti jurginą, yra problemiška, nes nemėgsta drėgmės jo gumbai ir nemėgsta šilumos. Tad reikia turėti sausą ir vėsią patalpą. Ir laiko pasodinti, priežiūros jurginams nedaug.